Sveiki. Taigi labai malonu su jumis sveikintis šiame Pono Obuolio kanale. Ir šiandien noriu apžvelgti, ką tik pasirodysi naują įrankį Ideogram 2.0. Būtent tam, kad įrašyti šitą video, užsiprenumeravau štai mokamą planą. Tiesa, tik užsiprenumeravęs pamačiau, kad negalėsiu įkelti paveikslėlių. Apsižiūrėjau, šiek tiek pagalėjau pinigėlių, bet pabandysim išsiversti. Tam dalykui esu pasirašęs keletą promptų, kuriuos norėsiu šiandien išbandyti. Galbūt ateityje palyginsiu 2.0 su 2.1 versija, tai parašykite komentaruose apačioje, ar turėčiau padaryti tokį palyginamą video, kuriame lyginsiu Ideogram 2.0 su senesniu Ideogram 1.0 arba galbūt su Midjourney. Taigi, o šiandien, pabandysim keletą įvairių ir labai įdomių užklausų, kurias atrinkau tam, kad iš tikrųjų išbandyti, ką sugeba šis naujas Ideogram 2.0. Taigi, mūsų pirmoji užklausa atrodo maždaug taip ir turėtum pamatyti Pono Obuolio užrašą kažkur ekrane. Visam šiam dalykui, ko gero pasiliksiu ant auto, bent kol kas, modelis 2.0 ir pasispaudžiam Generate. Taigi, matom, iš kada pradėjo generuoti. Pasižiūrim, turim 400 kreditų, ar ne? Taigi, pažiūrėkim, tai turėjo būti vandens lašeliai ir pasirašyta, kad tai yra Pono Obuolio darbas. Taigi, labai gražus paveikslėlis. Ir šiek tiek su klaidom matom, kad apačioj autorius paveikslėlių yra Ponas Obuolys. Taigi, labai įspūdinga kokybė. Štai matom ir čia dar papildomą tekstą turim. Ponas Obuolys, labai čia šitas, labai gražus, ar ne? Ir štai dar vienas, net nežinau, kuris iš tikrųjų gražiausias. Ir kuom dar išsiskiria mokama versija, kad mes galim atsisiųsti pilnos kokybės paveikslėlį. Tai reiškia 100% quality PNG paveikslą. Taigi dar su mokamu modeliu mes galim pasispausti upscale. Ir čia gal netgi pakeisti kažkokius tai variantus. Taigi vėl pasispaudžiam upscale ir pasižiūrėsim, kaip šį paveikslėlį upscalins ir kas iš jo gausis. Iš tikrųjų norėčiau, kad tai būtų per visą ekraną. Štai turim upscalintą, didesnės rezoliucijos, kaip matot, ir, atrodo puikiai. Taigi atsisiųsiu ir šį pilnos kokybės paveikslėlį. Tikrai darbas yra įspūdingas. Parašykit komentaruose, ką manote jūs. Taip pat, jeigu įdomu, kokias užklausas naudojau, parašykit komentarus ir aš pasidalinsiu visomis užklausomis, kurias naudoju šiame video, Pono Obuolio Facebook puslapyje. Gerai, pereikim prie kito paveikslėlio. Ir čia turėtum pamatyti viduramžių vyrą su šiek tiek pražyvusia barzdele, kuris myli Lietuvą ir turėtum pamatyti Gedimino pilį kažkur fone. Nesu tikras, ar su Gedimino pilim susitvarkys, nes šitie modeliai, jie yra apmokyti labiau su labai garsiais ir, žymiais objektais. Tai ar Gedimino pilis yra vienas iš tų objektų, tuoj pat pamatysim paspaudę Generate. Kas man dar nepatinka su Ideogram, kad nesimato, kaip generuoja paveikslėlius. Tai matos tik tai, blank ekranas ir, žiūrim, ar pamatysim, o taip. Matom I love Lithuania, tik tai Gedimino bokštas yra ne visai Gedimino bokštas. Ok, bet, vyrukas tikrai labai realistinis, nematau jokių klaidų. Tik, kaip ir minėjau, Gedimino bokštą jisai nesugeneravo, nes, tiesiog nežino, kas tai yra. Jeigu būtum prašę kokį Eifelio bokštą sugeneruoti, nebijoju, kad tai ir būtų padaręs. Štai kitas paveikslėlis, kas liečia tekstą, teksto generacija yra nepriekaištinga. Visur matom, kad I love Lithuania, I love Lithuania. Mes kaip rašėme užklausoje, tai turėtų būti I love Lithuania tekstas, kur raidelė O pakeistų širdelę. Kaip ir matom paveikslėlį. Štai dar išdidinau šį paveikslėlį, upscalinau. Ir, iš tikrųjų, pažiūrėkite ir plaukus, ir veido bruožus į tekstą sunku būtų atskirti nuo tikros nuotraukos. Štai kopijuoju naują užklausą, kurioje turėsim pamatyti labai sudėtingą paveikslėlį ir pamatysim, kaip Ideogram 2.0 generuoja rankas. Tai šiuose rankose turėtų būti burbulas, sfera ir visata joje. Tai toks labai iš tikrųjų sudėtingas
paveikslėlis ir pasižiūrėkim, kaip ideogram susitvarkys su juo. Ir štai matom, ideogram sugeneravo 4 paveikslėlius ir pasižiūrėkim. Ok, tai yra burbulas, sfera ir viduje galaktika. Su rankom matom, kad burbuliukas turi iškreipti, kadangi lūžta spinduliai, bet turim teisingą skaičių piršto. Pasižiūrėkim kitas nuotraukas. Taip pat idealiai. Čia pirštukų jau per daug, turim po 6 pirštukus kiekvienoje rankoje. Ir štai čia turim taip pat, tai 50% sugeneravo nepriekaištingai. Taigi įsididinau, apskailinau man labiausiai patikusių paveikslėlį, kad, galėčiau geriau įsižiūrėti ir, priekaištų vis tik tai neradau. Štai dar viena užklausa, kurioje turėtumėm pamatyti parduotuvės vitrinos langą. Ir jame užrašyta ideogram 2.0. Paveikslėlis turėtų būti realistinis ir pasižiūrėsim, kaip gausis ši užduotis. Vėlgi turim 4 paveikslėlius ir, pasižiūrėkim. Tai yra ne vitrina, tai yra langas. Ir šis, neatrodo labai realistiškai, nes tie augalai, jie tikrai neatrodo gerai. Kaip dėja ir šis. O štai čia jau kažkiek realistiškiau. Tiesa, pats tekstas jisai persipina ir, o čia puikiai, ar ne? Taigi matom logotipą, nors jis irgi nėra visiškai ant lango. Tai buvo ypatingai sudėtinga užduotis. Negavom visiškai tai, ko mes norėjome, arba gal tiesiog nepaaiškiname išsamei. Štai šią užklausą jau dalinausi pono Obuolio Facebook puslapyje. Tai bus Džokeris, ar ne? Tikroviškų veidų ir tokių, pamatysite patys. Aš manau, kad šiam dalykui pasirinkim realistik, ne auto. Kad mus geriau suprastų. Kaip matot, generacija pakankamai greita, kas labai gerai su ideogram 2.0 mokomu planu, kad, mes neturime laukti eilėse. Ir štai matot, kad, paveikslėlis sugeneruoja per maždaug 10, gal 15 sekundžių. Ir štai ką turim. Tikrai įspūdingas darbas. Tai yra tikrai Džokeris, ar ne? Ir mes norėjom šviečiančių akių. Tai tą ir gavom ir turim klasikinę Džokerio šypseną. Štai dar vienas puikus paveikslėlis. Ir čia labai gerai. Visi paveikslėliai iš tikrųjų įspūdingi. O šitas, manau, bus pats įspūdingiausias iš visų. Apskailinsiu šį paveikslėlį, nes norėsiu jį įsisaugoti. Tai iš tikrųjų įspūdingas darbas. Ir gal net užsidėsiu šį paveikslėlį tiesiog ant kompiuterio ekrano, nes darbas tikrai labai įspūdingas. Atrodo kaip scena iš filmo. Fantastika. Štai čia mes dar turim tokį paprastą editorių. Tiesa, funkcionalumo jis daug neturi. Mes tiesiog galim papaišyti kažkokius dalykus ant jo. Galim išdidinti paveikslėlį. Arba galim pakeisti tiesiog aspect ratio ir, jį iš naujo pergeneruos. Man, ko gero, neįdomu, nes, tai nėra labai funkcionalus, bent jau ne tokio lygio, kokį turi Midjourney, ar netoks patogus, kokį turi DALL-E 3. Štai dar viena iliustracija, kurioje pamatysime pono Obuolio ekrane, tiksliau, ne pono Obuolio, o pono Obuolio užrašą. Vėl pažiūrėsime, kaip susitvarko su tekstu. ideogram jau nuo pat pirmųjų versijų puikiai susitvarkė su tekstu, puikiai generavo ir jei neklystų, tai buvo vienas pirmųjų modelių, kuriuo buvo galima pasikliauti tam, kad sugeneruoti tekstą su generatyviniu AI. Šioje 2.0 versijoje tai tik patobulėjo. Ir pasižiūrėkim, ką turim štai čia. Taip, tai turim animacinį personažą. Ir, ponas Obuolys, kaip matom, šiek tiek čia gausis ponas Obuolys. Ir čia ponas Obuolys. Štai, pirmas paveikslėlis, kuriame turime pono Obuolį. Ir čia taip pat su klaidelėm. Tai jeigu be klaidų, ko gero, gražiausias bus šis paveikslėlis, ar ne? Parašykit komentaruose, ką manote apie šias generacijas ir koks jūsų asmeninis įspūdis panaudojus ideogram 2.0. Tiesa, jūs galite generuoti paveikslėlius ir nemokamai. Tiesa, limitas yra 10 paveikslėlių per dieną. Taigi gerai, pabandysiu kliuoti tokią labai trumpą užklausą ir paprašysim Magic Prompt. Ką daro Magic Prompt? Jisai patobulina mūsų užklausą. Jei turime pirminę idėją
ir norime, kad iDiagram ją patobulintų, mes tiesiog galim paspausti Magic Prompt On. Ir jei paliksime ant auto, tai visi tokie trumpi ar neišbaigti promptai, užklausos bus šiek tiek patobulintos. Taigi pasižiūrėkim, kaip patobulins mūsų užklausą. Ir štai čia turėsim pamatyti rezultatus. Vėlgi paveikslėlis bus su kiaulytės, su sparnais ir su tekstu. Man labai patiko šitas konceptas. Taigi štai toks kiauliukas, su užrašu, jei kiaulės galėtų skraidyti, nuotaikingas, ar ne? Sugeneruosim auksinį retrieverį, kurio vardas obalys ir jis turės pakabuką su obaliu. Pasižiūrėkim, kaip tai atrodys. O gal kas nors turit šuniuką vardu obalys? Štai. Na, labai puiku, ar ne? Šitas paveikslėlis apskritai, fantastiškas. Ir turim be klaidų ir, auksinis retrieveris, labai gražus paveikslėlis. Tiesa, pamiršau nuimti spalvinę schemą. Tai todėl paveikslėliai gavosi tokie mėlynoki. Bet, tikrai gražus darbai. Ir dabar pabandykim vieną užklausą, kurią aš bandžiau susigeneruoti su Midjourney. Taigi pasižiūrėkim, kaip atrodys Midjourney užklausa su iDiagram. Tai labai įdomus konceptas, labai įdomus rakusas ir kampas ir pasižiūrim, ką mes turim. Matom kažkokias labai įsigandusias akis. O šis paveikslėlis, manau, kad yra įspūdingas darbas. Ir štai dar vienas. Tiesa, vėl veidas netrodo gerai. Ir dar vienas variantas. Taigi šitą, manau, paveikslėlį mes galim apskeilinti. Dėti daugiau detalių. Tiesa, veidas yra su šiokiamis tokiamis problemomis. Ir pažiūrėsiu, ar būtent apskeilinimas ištaiso tas klaidas. Taigi palaukiam, kol baigsis generacija ir matysim rezultatą. Šiek tiek pataiso, nes aš uždėjau 100% detalių. Ir, tikrai įdomus darbas, jį taip pat išsaugosiu. Gerai, taigi būtų labai įdomu ir malonu, jeigu parašytumėt komentaruose, kuris paveikslėlis jums labiausiai patiko ir apskritai, ką manote apie iDiagram 2.0. Ar jau bandėt, ar planuojat bandyti ir panašiai. Taip pat parašykite komentaruose, jeigu norėtumėt, kad pasidalinčiau užklausomis, kurias naudojau šiame video. O šiandien tiek. Jei patiko video, jį pamėgite, pasidalinkite su draugais, kuriem galbūt aktualu. Nepamirškite prenumeruoti Pono Obolio kanalą. Ir iki kitų video. Ate!